To mes susirinkam iš tikrųjų susitikti ir bent jau tarp ryšių palaikyti, užmėgsti ryšį su savo artimaisiais. Ir iš tikrųjų šį gražų vakarą kartu su jumis taip pat atvyko ir garbūs kariuomenės mūsų atstovai, tai krašto apsaugos ministras Juozas Olekas yra su mumis, laikinai einantis kariuomenės vado pareigas, generolas majoras Almantas Leika, Lietuvos kariuomenės ordinaras, vyskupas Gintaras Grušas. Ponai karininkai, damos ir ponai, noriu pristatyti jums PAK 16 nefinansinės paramos organizavimas PAK 16 karių šeimos nariams. Karių šeimos paramos darbo grupė tai būtent rūpinasi nefinansinė parama kario šeimai išvykus į tarptautinę operaciją. Prie šios grupės veiklos gali prisijungti psichologas, kurį taip pat mes šiandien turim, kapelionas, informacijos ir psichologinės paramos teikimas, korespondencijos, siuntinių surinkimo, perdavimo organizavimas bei šeimos narių susitikimų, tokių kaip šiandien susijusi su provincijos atkūrimo grupė 16-osios pamainos veikla. Tikrai žinau, kad tas ryšys, tas palaikymas šeimos yra turbūt pats svarbiausias dalykas, kas leidžia kariui tarnauti ir toli nuo tėvynės ir tikrai būti tvirtam, pilietiškai, patriotiškai nusiteikusiam ir atlikti užduotis gana sudėtingom sąlygom. Pirma, aš norėčiau pasveikinti visas su praėjusiam šventom kalėdom. Ir aišku, padėkoti jums už tą paramą kariams, kurie šiuo metu yra Afganistane. Jūs šiuose kalėdose turbūt patyrėt tą trūkumą jūsų artimųjų. Ir aš jau ne vienas kalėdas švenčiau gan toli nuo savo tėvelių, nuo savo sesers. Žinau, ką tai reiškia turėti tą distanciją, bet tuo pačiu, kai mes leidžiam Dievo džiaugsmui, jo artumui būti su mumis, tai jis papildo mūsų širdis tikrų kalėdinių džiaugsmų. Tai, brangus artimieji, iš tikrųjų netrukus provincijos atkūrimo grupė Čekšerane. Dabar ir matom. Matot? Matėjai. Taip matom. Mes kažką irgi bandom matyti. Gerai užsimaskavę pasiuosi. Dabar matom, kad važiuoja. Tai gal galim iš geriau nebus turbūt, ar ne? Tai Tamsta krašto apsaugos ministrai iš tikrųjų galima pasveikinti karius. Aš nežinau, sąlygos kokios yra. Jie mūsų mato, kaip aš supratau. Tai, brangus kariai, jeigu matot ir girdit, noriu aš savo asmeniškai vardu ministerijos vadovybės, Lietuvos Respublikos ministro pirmininko vardu pasveikinti jūs tarnaujančius Lietuvai čia Čekšerane. Noriu pasveikinti su praėjusiom šventom kalėdom, palinkėti sėkmės jums tarnyboje ateinančiais metais. Tikiuosi, kad turėsiu galimybę su jumis susitikti ne tik teletiltu, bet ir aplankyti jūs vietoje. Noriu palinkėti jums sėkmės, budrumo, atliekant užduotis. Mes tikrai didžiuojamės jumis ir džiaugiamės jūsų apsisprendimu, jūsų pavyzdžių, atliekant pareigą tėvynei ir linkiu gražiai sutikti naujus metus,
ir sėkmingai atlikti užduotis ir sugrįžti į tėvynę pas šios gražius jūsų artimuosius, kuriuos kai kuriuos esu matęs, kai kuriuos matau pirmą kartą, ir žmonas, ir vyrus, ir vaikus, kurie su didelė šiluma laukia jūsų grįžtant į tėvynę. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Tamsta generolė, labai sveikinti. Tai kariai, norėjau, aišku, Jūs pasveikinti visų pirma su jau praėjusiam šventom kalėdom, aišku, palinkėti sėkmės ateinančiais metais. Ir būtent dar vieną dalyką palinkėti, tai kad mačiau aš, kaip Jūs pradėjot savo misiją vykti, čia prieš pusantro mėnesio. Ir aš būtent palinkėčiau tai, kad Jūs tęstumėt tą pačią dvasią toliau vykdyti tas užduotis. Suprantu, kad dabar žiema būtent pas Jūs Gore, sąlygos ne pačios geriausias, tačiau tas Jūsų pasirengimas, profesionalumas, rimta kariška dvasia, nusiteikimas tikrai veiks visus tuos sunkumus, su kuriais Jūs susidurėt ir galbūt dar susidursit. Savo ruožtu norėčiau užtikrinti, kad tikrai mes čia Lietuvoje galvojame apie Jūs. Tikrai esant reikalui mes visą laiką ateisim pagalbą būtent Jums ir paremsim, kuo tik tai bus įmanoma. Tai ką, sėkmės vykdant tas užduotis ir susitiksim nebejotinai Lietuvoje jau kitais metais, bet gan greitai. Brangus kariai, taip pat ir aš noriu paimti šią progą pasveikinti Jūs su šventom kalėdom, kad Viešpats iš tikrųjų saugotų ir laimintų Jūsų kelią. Jūs truputį atitrūkę nuo komercinio kalėdinio šurmulio, bet turit savo kitus rūpesčius tenai. Tačiau, kai esate toliau nuo savųjų, toliau nuo Lietuvos, kartais Viešpats yra Jums ir artimesnis. Linkiu, kad ši Jūsų auka, aukos dvasia ir tarnystė būtų Viešpaties palaiminta, kad Jūs pajustumėt Jo artumą ir būtumėt pripildyti tuo vidiniu tikėjimo džiaugsmo ir kupini vilties, kad atlikę misiją vėl sugrįšit kartu švęsti toliau tą artumą su savo šeimomis. Dievo palaimos šventų kalėdų proga. Gal Pago 16 vadas galėtų tarti keletą sveikinimų žodžių karių artimiesiems. Be abejo, dėl to į mikrofoną man davė šiandien. Tai kad Tamsta ministrė, Tamsta generolė, Jūsų ekscelencija vyskupė, ačiū tikrai už gražius žodžius. Čia mes savo mažoje šeimoje susirinkę laukiam šio susitikimo, kad iš tikrųjų pirmą kartą pamatyti mūsų naują ministrą, kurį tik matėme per internetą. Ir tuo pačiu pašnekėti ir pabendrauti su Pago 16 šeima, su tai šeima, kuri likusi Lietuvoje. Ir tas jausmas turbūt todėl, kad mes nors labai neryškiai, bet vis tik tai matome Jūsų veidus ir visada mes Jūs turime savo mintyse ir savo širdise. Ir ta proga, šio susitikimo proga, norėčiau palinkėti tai šaliai, kurioje Jūs esate, taikos ir ramybės, o Jums ištvermės, stiprybės ir tikėjimo tuo, ką Jūs darote. Mes Jūs labai mylim, Jumis labai tikim ir Jūsų labai lauksim pavasarį. Taigi su šventėm praėjusiam ir artėjančiam.